menų spaustuvėje įdomu patyrinėti tokį reiškinį, kuris dabar nežinau, ar jau galima jį pavadinti reiškinio, bet keletą spektaklių nagrinėjančių tam tikras temas ir bandančių kalbėti apie istoriją, apie mūsų istoriją aštriau, atviriau ir gal kai kurias skausmingas temas šiek tiek. Arba ne šiek tiek, o tikrai skausmingai, bet kaip teatras kalba. Pasirodė keletą spektaklių pastaruoju metu. Tai Kauno kamerinio teatro Diena ir naktis pagal Daivos Čepauskaitės pjesę Duobė, Mariaus von Mayenburgo pjesę Akmuo pastatė Agnius Jankevičius Nacionaliniame dramos teatre, Atviras ratas Lietaus žemė. Anksčiau taip pat būta keletas spektaklių ir dabar ta kedenama problema, ji bus, kaip matome, ir vėliau pasirodys tam tikrų spektaklių, kaip Nacionaliniam dramos teatre. Jana Ros statys gana aštrią, skausmingą Tadeušo Slobodzenako pjesę Klasiokai apie Jedvabnės miestelio tragediją. Bus ir kitų pjesių. Ir tiesiog čia, matyt, mes sulauksime jų, kurios nagrinėja ne tik lietuvių ir žydų tautų santykius, kurie komplikuoti ir iki galo neviešinami iki šiol, bet taip pat ir lietuvių pokario traumas, jų kaltę ar nekaltę, bet kaip tos traumos ar persiduoda, ar kaip reaguoja dabartinė karta, gyvenanti šiandien. Taigi klausimas iš tiesų yra toksai, ir šios kelios kregždės jau skelbia pavasarį, ar keičiasi mūsų kalbėjimo tonas apie tai. Ir man malonu pristatyti diskusijoje dalyvaujančius teatro kritikę Eloną Bajorinienę ir psichologę habilituotų mokslų daktarę Danutę Gailienę. Tiesiog dėl to, kad mes norėtume pakalbėti ir šiek tiek ne tik užsisklęst teatro srityje, bet galėtume ir kitaip pažiūrėti tai. Ir antra vertus, psichologai, man reikia šitoj vietoj, šią temą turi kur kas tikslesnių atsakymų negu teatrologiniai kalbėjimai, tiesiog bandymai apčiuopti kažką meno išraiškos srityje. Ir mes bandysim vis dėlto koncentruotis į teatrą ir nekeliauti labai istoriniais vingiais, kurie be galo sudėtingi ir čia nežinau, kiek reikėtų diskusijų. Bet pirmiausia klausimas tada būtų Elonai. Kaip atrodo tokių pjesių keliančių tas skaudžias temas, koks ir tos medžiagos kelias teatre, jeigu mes apžvelgtume, bent 20 metų, ar kiek tiesiog kaip jos atrodė, kaip atrodė tie spektakliai, kokios temos buvo nagrinėjamos? Formaliai tai tarsi akivaizdu, kad štai Lietuvos teatrų afišose sukrito keletas pavadinimų, kurie tiesiog prašyte prašosi apjungiami dėl savo tematikos. Bet ar tai yra iš tikrųjų kažkokios naujos ar neegzistavusios tendencijos užuomazgos, ar dar kažkas tikrai čia per anksti būtų tvirtinti ir aš dėl nieko nesu šiuo atveju įsitikinusi. Man įdomiau būtų kalbėti tiesiog čia kaip atspirties taškas, kuris iš karto inspiruoja tam tikrą kelionę tolyn, įvairiom temom, galbūt tikrai ne tik tai holokausto ir žydų likimo Lietuvoje ar panašiai. Man svarbesnis galbūt klausimas būtų, kodėl iš principo čia sutikau sėdėti ir kalbėti, nes visą laiką kažkokią vidinę motyvaciją turi jausti. Tai kodėl praeitis dabar yra svarbi, nes šiaip tai yra tokia iš tezių, kad praeitis, tarsi banalybė visada yra svarbi, bet jinai ne visada vienodai svarbi ir ne visada iš praeities ištrauki vienokius ar kitokius elementus ar fragmentus. Ta praeitis yra tokia didelė ir begalinė, kad ten jūros marios ir joje tikrai gali paskęsti.
Tai tą praeitį faktiškai suaktualina ar padaro ją svarbę, bent jau mano akimis žiūrint tai, kas vyksta Lietuvoje dabar, kada tu kaip žmogus negali rasti paaiškinimų įtikinamų, kodėl vyksta vienokie ar kitokie dalykai, kad nebeužtenka motyvacijos tokios, šio momento, kad dabar, sakykime, tokia politinė ar ekonominė situacija ar dar kas nors panašaus, šio momento motyvai neveikia. Reikia ieškoti kažkokių galbūt gilesnių priežasčių ir per daug į vatą aš čia nieko žinoma neviniosiu, tai yra visiems žinoma viešoje erdvėje, tai visų pirma ne pirmus metus Lietuvoje tokios tikrai didelės kontroversijas, o ir man ir tam tikrą siaubą keliančios tos demonstracijos Lietuvos nepriklausomybės proga, kur vartojamas šūkis Lietuva lietuviams. Tai yra vienas iš momentų, kur labai, kaip pasakyti, reiškinys daugiau negu akivaizdus ir bandoma jį švelninti kiekvienais metais, teisinant tam tikrais patriotiniais jausmais ar panašiai. O kitas dalykas, tai visa internetinė erdvė, kuri yra labai problematiška ir irgi labai kintanti, labai daug galios turinti įtakoti žmonių galvojimą, nusiteikimus ir bet kokios publikacijos ar žydų temam, ar net ne žydų temam, jeigu ten tik yra nors kažkokia užuomina ar kabliukas, kur gali šitą, reiškiasi, dalyką pajudinti, ten iškart pasipila, prisidengiant anonimiškumais, siaubingi komentarai, kurie plaukia iš žmonių pasąmonės, žmonės išlieja tai, ką jie viešai turbūt nedrįstų pasakyti. Ir šita visa aplinka, jinai veikia iš tikrųjų slegiančiai. Tai čia yra tie motyvai, kurie į tam tikrą kontekstą pastato ir Lietuvos teatro spektaklius taip pat. Ir ne tik teatro, nes šitas kontekstas yra daug platesnis ir teatras čia yra vėlgi tik tai vienas iš fragmentų ir kada aš pabandžiau atsigręžti į istoriją tą nuo nepriklausomybės laikų, tai vis dėlto labai aiškiai matyti, kad Lietuvos teatras per šitos paskutinius 20 metų su istorinė medžiaga ir su tom vadinamom kolektyviniam traumom dirbo labai mažai, labai fragmentiškai. Keli tik tai punktyrai faktiškai galėtų būti paminėti. Tai pirmas spektaklis, kurį aš atsimenu, kad jis ir anuomet tikrai darė įspūdį, bent jau teatralam, kai pasirodė, tai buvo Vaitkaus Pabudimas pagal Škėmos pjesę, tai buvo pirmoji Kregždė. Turiu čia pasižymėjus, berods 89-ais taip buvo pastatytas ir po to dar Vaitkus ir filmą taip pat sukūrė pagal šitą medžiagą. Tai čia buvo labai svarbu ar didžiulė naujiena tuometinėje Lietuvoje, kad štai jau ir išeivus galim statyti, ir Škėmą, bet pats Pabudimas, pati medžiaga, kuri nukėlė į KGB tardymo rūsius ir sudūrė, sakykime, buvusius jaunystėje draugus, kurie atsidūrė priešingose ideologinėse stovyklose į vieną erdvę. Šita problematika buvo nagrinėjama. Kiek aš atsimenu pati spektaklį, aš dabar neturėjau laiko ten nagrinėti ten tų vietinių recenzijų ir panašiai, man tikrai liko labai kontroversiškas įspūdis, nes buvo... Labai gerai prisimenu tą įspūdį, kad buvo tiesiog pliusiukai sukeisti su minusiukais. Kad tie, kurie dar užvakar scenoje buvo blogiečiai, tapo geriečiais ir atvirkščiai. Iki kažkokių egzistencinių problemų ar kažkokių tokių bendros tokios problematikos tam pastatyme
bent jau teatriniam tikrai nebuvo. Aš nežinau, kaip aš šiandien vertinčiau pasižiūrėjus filmą, šiandienos akimis tiesiog nepasižiūrėjau prieš šitą pokalbį, todėl nieko ir negaliu pakomentuoti. Tai toks buvo jausmas pirmasis. Vėliau teko sekantis kūrinys, kuris vienaip ar kitaip kedeno šitą temą, jis jau nebe teatrui priklauso, bet pačiai temai, man atrodo, jis yra labai svarbus. Tai buvo Algimanto Maceinos dokumentinis filmas Juodoji dėžė apie savo senelio palaikų pargabenimą iš Sibiro platybių į Lietuvą. Kas dar ypatingai atraktyvu buvo šituo atveju, kad Maceina, jis tada jau buvo, ir turbūt su Vytu Landsbergiu, kuris sėdi čia, pabuvojęs Amerikoje arba bebūnantis Amerikoje, jau tos patirties pasmekas, stažuotės kažkokios buvo. Ir tas filmas buvo padarytas tokioj meko stilistikoje, meko filmų stilistikoje. Tokia tarsi mėgėjiška kamera filmuota, truputėlį per dantį patraukta, truputėlį karikatūriška, ir tai atrodė be galo modernu ir tikrai jauno šiuolaikinio žmogaus požiūris į vieną rimčiausių problemų. Ta filmą jis po to pervedė ir į kino juostą, bet šitas filmas, man atrodo, jisai bus iš tų, kuris niekada galbūt aktualumo nepraras, nes pagaliau tai yra ir istorinis dokumentas. Tai buvo iš tikrųjų realus, tikrų jo senelio palaikų pargabenimas. Jeigu prisirišam prie lietuviškos istorijos, tai po to sekantis žingsnis, jau jį būtų galima prie tos pokario stalinistinės epochos, tai po to jau iš tikrųjų galima kalbėti tik tai apie Vytauto junioro pjesę Bunkeris, kuri tiesiai vėlgi kalbėjo apie partizaninės kovas ir pasirėmė galbūt ne visiems tikrai tuo metu plačiai žinomų faktų, kad vienas iš rašytojų lietuvių vaikų literatūros kumyrų, Kostas Kubilinskas, pasirodo buvo kolaborantas, daugam tai buvo iš tikrųjų naujiena. Ir pjesė, kaip pasakyti, jinai irgi bandė ir dokumentiškai, realistiškai per brūkšnelį, nežinau kokius čia žodžius pavartoti, šitą realybę į teatrą atvesti. Taip kaip jinai buvo realizuota teatre, mano supratimu, irgi tai buvo, toks gana plakatiškas pastatymas. Toks mano suvokimas. Tikrai galbūt buvo publikos ir kitokios, kuri visiškai kitaip priėmė tą sceninę realybę, bet mano vertinimas galvoj, jisai užsilikęs yra toks. Ir jeigu grįžtam vėlgi prie tos kitoniškos, tos kolektyviškos traumos, kurios čia pamėginsiu susėti su žydų tema, tai vėlgi čia viskas sukasi apie žodį getas. Šitą žodį pirmiausiai, sakykime, suaktualino bent jau teatrinėje erdvėje, tai Sobolio pjesė. Jeigu aš neklystu, tai prasidėjo galbūt viskas nuo kažkurio austriško teatro gastrolių. Po to jau šitą pjesę pastatė ir Vaitkus. Ir žinoma, buvo labai svarbu ir paties Sobolio atvykimas ir tai, kad jos ėmėsi ir ilgai, kaip pas mus kino industrijoje dabar reikalai vyksta, statė filmą Juzėnas. Tai getas tiesiog, turi jau vos ne savo lietuvišką getijaną, prie kurios galima pridėti dar Marko Petuchausko pastangomis vis bandymą priminti ir tą istorinį Vilniaus getą. Jo pastangomis buvo rengiami tam tikri atminimo vakarai, spauda, publikacijos tam tikros rengiamos. Bet šitos veiklose, kaip pasakyti, jos kaip nesusisiekiantis indai.
buvo ir, galima sakyti, beveik ir tebėra, jei ne Daivos Čepauskaitės naujausia pjesė. Ką aš norėjau pasakyti, grįžtant prie Škėmos pabudimo ir tų 90-ųjų metų. Staiga, begalvodama apie šitą posėdį, aš prisiminiau vėlgi, gerai yra pasėdėti ir pagalvoti. Ir su siaubu suvokiau, kad net žodis holokaustas, jis buvo naujas tuometinėme žodyne. Tarybinėme žodyne žodžio holokaustas nebuvo, jis buvo nežinomas. Aš nežinojau, aš sąžiningai prisipažįstu, aš nebuvau ta, kuri galbūt labai skaičiau kažkokias disidentinės literatūros, jos į mano rankas nepatekdavo. Aš tikrai buvau atsivertusi tarptautinių žodžių žodyną, išleistą tarybiniais laikais ir ten ieškojau žodžio holokaustas, ten jo nebuvo. Tai vat, jo nebuvo šitoj visoje viešojoje erdvėje ir atitinkamai ką jau kalbėti apie reiškinį, kuris buvo visiškai, taip sakant, mamų, tėčių sąmoniai palaidotas, vaikam neperduotas dėl savisaugos instinktų. Ir vienintelis dalykas, kurį bent jau mano karta, jeigu mes jau pereinam prie asmeninių patirčių, ką mes galėjom pajusti, tai kad 72-74 metais buvo labai didelė banga žydų išvažiavimo iš Lietuvos, nes tiesiog iš klasės, iš aplinkinių išvažiavo vos ne pusė mokinių ten, kur aš mokiausi. Ir dabar tebeturiu nuotraukas ten viso gero, Ana, arba galiu prisipažinti, kad bent jau viena iš mano klasiokių buvo Ana Golda, dabartinė Tats, tada jinai buvo Golda Weinbergaitė, pianistė. Jinai irgi buvo su ta banga išvažiavusi iš Lietuvos. Tai tokie trupiniai, prie šito trupinių stalo sėdi ir suvoki, kad vis dėlto ne teatras išjudino visą šitą problematiką, kad jinai išjudinta vis dėlto yra kitose ratuose, galbūt istorikų diskusijose ir greičiausiai, nes ten yra tikrai ir daug medžiagos pririnkta, prisiminimai, visų pirma liudytojai tų įvykių, jie pagaliau sulaukė savo valandos, kada galėjo atsiverti ir pradėti kažką pasakoti, kurie galėjo, nes aš manau, kad buvo ir tokių, kurie patyrė tokias traumas, kad apie tai galbūt nenorėtų iš vis nei prisiminti, nei kalbėti. Bet laikas bėga, jeigu jau net aš prisimenu 20 metų, taip sakant, patirtį, tai ką kalbėti apie tuos žmonės, kur tu paminėjai dabar tuos naujausius pastatymus, kuriuos stato Agnius Jankevičius, statė tai Kaune, tai Rubinovas, dar irgi žmogus su patirtim, bet pjesę rašė Daiva Čepauskaitė, naujoji karta. Pjesę stato Atviras ratas, naujoji karta. Tai yra, man atrodo, svarbus momentas. Tai yra žmonės, kurie neturi betarpiškos tiesioginės tos istorinės patirties, tos savo emocinės patirties. Jų patirtis yra visiškai kitokia. Ir jie gali tik tai remtis arba kažkokiais atsiremti į savo analitinius išmąstymus ar pamąstymus teorinius, arba specialiai, ieškoti, jau specialiai ieškoti. Bet jeigu specialiai neieškai, tai tos motyvacijos domėtis šitom temom kaip ir nėra. Aš sakyčiau, šitas dialogas šitos temos lietuvių, žydų, ir gal pabaigsiu tą savo įžangą ties šitų pastebėjimų, jisai yra užstrigęs kažkokiam stagnaciniam, tokiam sustagnavęs. Tiesiog aš jaučiu, kad yra tam tikras status quo pasiektas, oficialiai holokaustas pripažintas, oficialiai trėmimai irgi pripažinti, oficialiai
archyvai Rusijoje, kai kurie uždaryti, ačiū Dievui, ten stvėrė ir spėjo ten koks nors Anušauskas laiku užsidokumentuoti dalykus ir dar šiandien gali leisti knygą su pavadinimu Teroras ir šiandien tu ateini knygą tokia imi Teroras, turėdamas omeny 21 amžiaus teroristinius visus aktus ir sampratą, kas po šio žodžiu slypė, o pasirodo ten yra kalbama apie 41-53 metus, tai yra šiuolaikiniais terminais įvardyjamos istorinės tikrosios traumos, bet taip iškiplaukia, bet žinau, ką noriu suvesti. Noriu suvesti į tai, kad šitos dvi temos dabar, lietuvių traumos ir žydų traumos, žydų istorijos ir lietuvių tos sunkiosios istorinės patirtis, jos dabar yra tokios, diskusija tokia, net ne diskusija tokia, argumentų priešprieša tokia, kuri niekur neveda. Jos yra lyginamos. Kas daugiau nukentėjo, ar šitie, ar anie, kas vargšesni, kas, iš tikrųjų, kam labiau skaudėjo. Tai šitoj vietoje aš labai visada prisimenu Irenos sakinį, kad kiekvienam, Irenos Veisaitės, kuri čia sėdi, kad kiekvienam žmogui jo trauma, jo bėda, jo nelaimės yra svarbiausios ir tikrai didžiausios. Bet tada man vėlgi iškyla klausimas, į kurį gal kolegė šalia sėdinti pasakytų, kaip čia suderinti tas kolektyvinės traumas ir asmeninės traumas, reiškia, kada tavo sutampa ir nesutampa šitie potyriai ir pojūčiai. Tai aš čia labai taip atsiprašau. Perėjom prie Danutės. Tiesiog galvoju, kad jeigu teatras pradeda nagrinėti nors ir šiek tiek dabar. Tiesiog mano buvo sumąstymas toks galbūt diletantiškas visiškai, bet jeigu mes teatro scenoje matome sandūrą dviejų priešingų jėgų, kurios buvo priešingos praeitį kažkada, sakykime, ir dabar naujoji karta, ar tiesiog senieji prisimindami, reiškia, praeities nuoskaudas bando vėl jas nagrinėti. Tai jau pačioje scenoje mes matome tarsi savotišką psichodramą, kurioje ir pats teatras atsiduria tarsi toje, kai žiūrovai irgi tampa tam tikrais pacientais, kurie žiūri psichodramos kūrinį kažkokį ir bando visą tai suvokti vienaip ar kitaip, nežinau, gydytis ar negydytis. Klausimas, kiek čia tos yra psichodramos iš tiesų, kiek jūs jos matote, ar apskritai kokia yra, ar būtina teatrui tai nagrinėti, nes greičiau mes galim pasakyti, kad pagal šitą statistiką, kokią nedidelę mes turime, tai galbūt geriau užmiršti ir nerakinėti savo senų žaizdų. Jeigu tiesiai pradėti nuo šito klausimo, tai ar reikia, tai nėra klausimo. Man atrodo, kad mes tiesiog negalim kitaip. Nes tai, kas dabar prasidėjo, tai yra logiška, ta prasme, kad mes galim palyginti su kitom šalim, Vokietija, Skandinavija, kuriuose buvo baisių sukrėtimų, bet jie truko trumpiau. Tai Vokietija, žinoma, mums yra pavyzdys, kaip intensyviai mokslininkai, visuomenė, kaip intensyviai tais klausimais užsiminėja. Bet tai prasidėjo tik praėjus 20 metų po karo. 20. Kiek aš žinau, gal aš ne istorikė, aš psichologė, bet kiek man žinoma, pirmasis toks ryškus visuomeninis postumis Vokietijoje pradėti visuomenės diskusijas apie tai, kas buvo ir holokaustas, ir nusikaltimas, ir vokiečių kaltė, tai buvo 64 metai, kai vyko garsusis vokiečių istorikų suvažiavimas ir tie vadinami Fischerio debatai, kai buvo vienas istorikas, tik tai jau tik Aurimas Švedas, tegu nežiūri mane, jeigu aš ką nors istoriškai neteisingai sakau, bet man nesvarbu, esmė. Vienas istorikas gana provokatyviai pranešė Vokietijai, kad jinai yra kalta ir jau 2 kartus šiame amžiuje kalta dėl pasaulinių karų ir kad tai reikia pripažinti ir kilo baisi diskusija ir tai buvo kaip proveržis. Bendrai toksai dėsningumas yra, kiek galime stebėti kitas šalis, kad
emocingai, drąsiai su kontroversiškais klausimais prabyla vadinama trečioji karta, anūkai. Bet taip kaip jūs sakėt, yra kažkoks toks dėsningumas, pirma, kad emociškai per arti, vieniems skauda, kiti nedrįsta, o trečioji karta, kuri jau nebeturi, kaip sako, to tiesaus savo santykio, bet dar nėra prarasta. Nes jeigu to nepadarys trečioji karta, ketvirtoji karta gali nebematyti prasmės, nes nebeturi sąlyčio su tai žmonėm, kurie tą patyrė ir jau jiem nebepačiupinėjama ta istorija yra. Tai iš tos pusės aš manau, kad mes turim labai džiaugtis, kad pas mus Lietuvoje prasideda, jūs kukliai sakot, pirmi daigeliai, už kiekvieną daigelį reikia atskirai dėkoti aukščiausiam ar likimui, ar kas kam dėkoja, todėl kad tai yra neapsakomai svarbu, tai yra gydymasis, jisai bus skausmingas. Akmenį, spektaklį, beveik visi matė. Veiksmas vyksta Vokietijai. Prasidėjo, sakykime, 64 metais, suskaičiuokim, kiek dešimtmečių diskusija skausmingai, nirtinga vyksta. Ir šiandien šitam spektaklinai vyksta nei kiek nemažiau skausmingai. Tai rodo, kaip ilgai tas žmonių poreikis įvairiais aspektais. Ir, pavyzdžiui, tas akmuo man patiko tuo, kad jisai, va kaip jūs sakot, neschemiškas, mėgina visą įvairovę, per tokį trumpą laiką, net keista, visą sudėtingumą problematikos. Ir tai vis tiek lieka klausimas, o kodėl iš visų tų, visi tie yra ir aukos, ir budeliai, ir meluoja, ir gero nori, ir vat, tai yra tikras gyvenimo ir egzistencijos sudėtingumas, bet vis tiek šiuo kartu teisus yra VDR gyventojas. Reiškia vis tiek, gerai, šį kartą toks aspektas. Kodėl VDR rytų Vokietijos gyventojai jau yra besąlygiškai aukos įvairiam prasmėm, nes vakariečiai į juos iš aukšto žiūri ir ten panašiai pažadėjo šokoladus siūsti, nesiuntė ir taip toliau, ir taip toliau. O tai jeigu rytų Vokietijos piliečiai nebūtų mielai kolaboravę, tai gal nebūtų ta sistema tokia. Kitaip sakant, galima pratęsti, bet taip ir yra, kaip tam spektakliu, taip ir yra visas sudėtingumas. Bet aš čia visai kaip žiūrovas, aš tik gal turėčiau pasiaiškinti, kodėl aš čia iš vis sėdžiu. Todėl, kad mes pradėjome to politinių traumų tyrimus 2000 metais. Tai gal aš porą žodžių apie patį kontekstą galėčiau pasakyti. Tai kontekstas koks buvo. Dabar keletą mes dalykų savo turime susivokti. Vienas dalykas, tai, ką patyrėme mes čia visi Lietuvoje ir kitose sovietinėse respublikose, bet dabar padėkim, visų čia nepriepsim, yra labai unikali patirtis tuo, kad buvo sunkios istorinės traumos, represijos, holokaustas, daugybė sunkių traumų. Tai šiuo atžvilgiu galėtumėm sakyti tokia pat Europos esama istorija. Buvo Vokietija, buvo Skandinavija, buvo okupuoti kraštai, Prancūzija su pasipriešinimu, su neteisybėm, žydų naikinimas visur. Bet unikali šita patirtis yra tuo, kad nei vienoje iš tų minimų šalių pasibaigus karui nebebuvo 50 metų tęsinio. Bet tai, kas darėsi dar 50 metų, yra unikalu. Tai yra unikali, be galo sunki patirtis. Ir jeigu plus Sovietų sąjungos ir rytų, sakykime, Varšuvos pakto šalių patirtis iš esmės skiriasi, galėtumėm rasti labai daug įrodymų. Taigi, lieka ta Sovietų sąjunga ir dabar, kas kalbės vardu tų nukentėjų ir apskritai apie tai yra labai nedaug. Yra Baltijos šalis. Ir kas dar? Belarusija kalbės, kas Ukrainoje galima rimtai kur? Tai tos laisvės yra visur, bet sistemingai ir kaip tikrai išsivadavę kraštai, tai tik mes esame Baltijos kraštai, kurie jau dabar kitoje erdvėje su tokia baisinga patirtimi. Nes aukos, kurios nukentėjo, sakykime, jau minėtam ten vakarų pasaulį, tai kai pasibaigė karas, jos ir pripažintos aukom. Ir buvo aišku, pavyzdžiui, man didžiausio pavydo objektas yra Norvegijos valstybė, kurioje buvo okupacija, buvo stiprus pasipriešinimas
ir pasibaigė. Ir Kvislingas buvo sušaudytas, ir kai pasibaigė karas, ir šalis išsivadavo, tai buvo aišku, kas šiaip pragyveno, kas pabėgo, kas didvyriai ir kovojo. Ir toliau galima labai greitai susitvarkyti ir gyventi. Čiagi visi žinom, kas buvo. O jeigu kas jauni nežino, tai jie vat ir turi užtat studijuoti ir tai gilintis. Kas buvo? Lygiai tas pats ir sovietų aukoms, ir holokausto aukoms. Lygiai tas pats. Aš esu liudininkė, aš pati mačiau, koks buvo sovietinis antisemitizmas, tai buvo kažkas baisaus. Kaip tyliai stūmė tuos gabiausius, šviesiausius žmonės iš universitetų, kaip į akis sakė, kad taip turi būti, o ką su jais iš tikrųjų darė. Tai arba žinote, arba sužinokite. Žodžiu, persekiojamos šeimos buvo už ką? Už tai, kad jos represuotos. Jūs pagalvokit. Po to, kai karas pasibaigė. Žmonės persekiojami, vaikai, už tai, kad jie patyrė represijas. Kur jūs matėte? Ir tai 50 metų, ne 5. Tai man atrodo, kad šitos dalykus labai reikia turėti galvoj. Tai jeigu vokiečiai, nu gerai, kiek skaičiuokim Vokietijoje, nuo 33, ne, kai Hitleris atėjo, iki 45, tai kiek, 12 metų. Ir pažiūrėkit, kiek baisybių pridaryta ir kaip žmonės turi sugrįžti, susitaikyti, priimti, kažką pripažinti ir kokios tai užduotis. Tai ką kalbėti apie tai? Tai čia yra ne juokas, tai vat labai gerai jūs sakot. Ką ir matom, visi tylim, staiga kažkokios demonstracijos, kažkokios agresijos, kažkokia labai sunki visuomeniai problema, staiga mastom kaip maži vaikai, juoda balta, į geriečius ir blogiečius pasidalinam ir jokio, tai reiškia tokio brandumo. Vaida, jeigu aš per ilgai kalbėsiu, tai tu ryžtingai sakyk, nes čia, žinai, mano temos, tai aš noriu apie jas kalbėti, bet aš, jūs turit sakyti, kaip geriau mums čia bendrauti. Tai tikrai nutraukia, jeigu ką. Tai kodėl tokia polarizacija, kodėl tokia arba visi tyli, arba staiga kažkokie agresijos proveržiai. Tai yra nesveikos visuomenės požymiai ta prasme, kad, taip kaip vaikas nebrandus. Kai vaikas nebrandus, jisai arba rėkia, arba, blogiečiai, geriečiai. Tai mes kaip visuomenė toj stadijoje esam, arba. O tai čia irgi yra toksai vaikiškumo sindromas, reiškia, jeigu mes iš karto pasakome į klausimą, kodėl šaudyti žydai, atsako todėl, kad bendravo su NKVD, pavyzdžiui. Žinoma. Tai yra tiesiog vaikiškumo tas. Tai, žinoma, yra visiškai, yra toks įsirežimas, įsitempimas, mes nepajėgėme. Ir tarsi kitos kaltės atpirks tavas. Taip, čia yra gana būdingas, tarp kitko, labai būdingas mechanizmas. Yra padaryta tokių tyrimų, kuriuose psichologai mėgina suprasti tuos baisiuosius klausimus. Žmonėsgi klausė, kaip galėjo Hitleris šitiek bendradarbių turėti, kaip galėjo Stalinui pataikauti ir talkininkauti šitiek, kas tiem žmonėm yra. Jie smuikais grojo, jie išsilavinę buvo. Į tą klausimą psichologai rado tokį apibūdimą. Čia yra baisus klausimas. Negi tas, kaip Freudas sakė, negi tas kultūrinis sluoksnis toks plonas yra, kad užtenka poros psichopatų ir visą mūsų civilizaciją ir visą mūsų kultūrą tiek te verta. Tai psichologai tą aprašinėja kaip vadinama moralinė disociacija. Reiškia moralinė disociacija. Jeigu atsiranda kas nors, kas prisima moralinę atsakomybę, arba tu jam gali priskirti, tada tu su savim gali labai neblogai tvarkytis. Ne mano kaltė, ne aš liepė, įsakymus vykdžiau, jie NKVDistai. Tada tu tampi toks labai lėkštas žmogus, nes kaip ir mintim perduodi atsakomybę kitiem. Ir va čia tas mechanizmas, jis labai greitai vyksta. Ir jis daug ką paaiškina, kodėl tiek gerų žmonių staiga prie tokių baisybių prisideda. Tai čia va vienas dalykas, ką norėjau sakyti, gal ne vieną nukeli, bet apie tai, kad tai mes turim suvokti, kokia tai ypatinga istorija, kokia baisi, traumuojanti ypatinga istorija, kurios pasiekmes yra sudėtingos, sunkios, ypatingos. Ir mes kaip visuomenė esam ligota tuo, kad dar negalime laisvai kalbėti, priimti tiesos, kad jinai yra labai sudėtinga. Ir dabar pasižiūrėkim, kas pas mus Lietuvoje buvo. Juk pasiekėm nepriklausomybę. Bet kas diktavo, kaip čia pasakyti, toną toj nepriklausomai valstybei? Ne tie, kurie priešinosi, o tie, kurie prisitaikė.
vis tik tai buvo. Herojai, nu, visi stiprus ir neprisidėję žmonės, jie neturi politinės visuomenės reikšmės. Tai dabar, kai atėjo prisitaikė, vieni prisitaikė, kiti nusikaltė, čia jau labai viskas vėl trapu. Tai atitinkamai jie formuoja ir atmintį, jie nesuinteresuoti tokiom tiesom, kokių mes dabar norime, kaip ten iš tikrųjų buvo. Jie suinteresuoti, kad, atsimenat, buvo toksai laikas, žiūrėkime, nu gana, kiek čia galim būti, ir kas buvo? Tiesių taikymų į NATO, Europos Sąjungą, į priekį, tik į priekį. Kas esame, kas buvome, iš kur išėjom, nesvarbu. Estai, tarp kitko, labai įdomus buvo dalykas Estai. Estų intelektualai buvo susivienyje, būtent va tam pačiam periode prieš įstojimą į Europos Sąjungą. Jie kaip tik tą reflektavo, kad mes su savo praeitim, mes su savo atmintim, mes su savo tapatumu, reiškia, nesam susitvarkę. Ir jeigu mes dabar tokiu dideliu greičiu lėksim tenai, tai mes iš vis prarasim save. Ir jie darė labai įdomias tokias akcijas atminties atgaivinimo ir, nu, ir taip toliau, ir taip, kartų susijungimo ir panašiai. Dabar dar vienas dalykas, ką noriu pasakyti. Jie paskelbė visus sąrašus. Taip. Vienintelė šalis. Taip. Tai ta prasme, tai daug padarė. Dabar, kai mes pradėjom... Kolaborantų. Mes pradėjom didelę studiją 2000 metais kontekste tokiam. 2000 metai, reiškia, praėjo 10 beveik metų, turime daug memuarų, atsimenat. Pasipylė atsiminimai ir tai aišku gerai, kaip jūs sakot, kad žmonės pagaliau galėjo pasakyti. Bet juos sugebėjo, nežinau kas, visuomenė ar kai kas tik, nežinau, sugebėjo nureikšminti. Ir aš pati atsimenu, kaip dirbdavau su studentais ir atėjo toks laikas, bet ir jūs turbūt atsimenate tą laiką, kai nekentė tų žmonių, nekentė tų, dar šitie senukai, pasidarė visiška visuomenės polarizacija. Maždaug čia šitie, o tie ir vėl šitie su savo tais atsiminimais. Ir tikrai šnypždavo studentai, aš skaitau traumų psichologijos kursą, kai pradėdavau nuo to ir sakydavau, nu, koks jums kyla jausmas, kai aš jums sakau, visi susiraukė. Kodėl? Todėl, kad pradėjo nebetitikti poreikių tos kalbos, tos kartos ir nebuvo refleksijos. Mes pradėjom tyrimą, kurį pavadinom specialiai. Darėm labai didelį tyrimą ir va dabar kaip tik baigiam disertaciją jau antros kartos. Tyrimas vadinasi sovietų ir nacių represijų ilgalaikiai psichologiniai padariniai. Reiškia, iš karto visas represuotas grupės ir dabar tie darbai, kurie dabar vyksta, tai yra antroji karta holokausto aukų ir sovietų represijų patyrusių žmonių, suaugę vaikai, kas persiduoda, kas nepersiduoda, kaip jie jaučiasi, nu, ir taip toliau. Bet čia jau tokie moksliniai tyrimai, aš nevarginsiu, nes yra ir nuobodumo tuose. Moksliniam tyrimam yra reikalavimai, kad ten apsibrėžti, kas matuojama ir panašiai, panašiai. Tai čia tas nėra svarbu. Aš tik noriu dar vieną dalyką pasakyti ir tada nutilsiu kuriam laikui, gerai. Dar vienas dalykas, kas labai svarbus ir iš šitų tyrimų. Viena vertus tie tyrimai parodė, kad yra skirtumas, kas buvo represuotas arba kieno ten šeimą šaudė ir naikino ir kas nebuvo, tik gyveno čia sovietų laikais. Yra skirtumas pagal trauminę patirtį, pagal pasiekmes, pagal savijautą, pagal daugelį dalykų. Yra. Ir taip sakyti, kad visi buvome aukos, na, mums visiems čia buvo blogai, netiesa. Yra kas labai nukentėjo ir yra kas mažiau nukentėjo, bet pasirodė ir kitas dalykas, kad yra tiesos apie tai, kad ir visi nukentėjo. Nes kai mes paimam tą mūsų vadinamą palyginamąją grupę nenukentėjusių, lyginti su traumuotų žmonių grupė, ir palyginam jų duomenis, sveikatos, savijautos, įvairius ten parametrus, lyginam su nukentėjusiais, pavyzdžiui, Norvegijoje, o Norvegijoje nukentėję tai yra pasipriešinimo dalyviai, ten pogrindinės spaudos, ten visokie. Tai duomenys sutampa, reiškia, mūsų vadinami nenukentėję pagal sveikatos, psichikos sveikatos ir savijautos rodiklius yra kaip norvegų nukentėję. Tai čia irgi labai daug rodo tą sąlygiškumą, iš esmės rodo tą, ką aš sakau. Tai buvo
toks gyvenimas, tokia visuomenė, tokia priespauda visiems ir paskui ten galima labai daug, yra žmonių, kurie ten tuos, kad ir sovietinius veikėjus aprašinėja arba klausinėja, tai aišku, jų irgi Ferencas nusišovė, profesorė, atsimenu. Dėl ko? Dėl to, kad sovietinis veikėjas negalėjo ten rinkti savo gyvenimo, jie vieni kitų irgi bijojo, ten galėjo to išmesti, savos įtampos, kitaip sakant, visiems įtampos, visi gyveno mele. Tai ta prasme yra tiesos, kad visi, bet vis tiek, tai čia ir uždavinys, diferencijuoti ir, nepamesti to akiračio. Tai aš čia, aišku, ne apie teatrą. Bet kiek sakykime tada teisus yra Lenkų režisierius Krzyštofas Warlikowskis, kuris sako, kad retoriškai, sakykime, jis sako, kad tos kaltės, kurias įvykdė mūsų seneliai, pavyzdžiui, jos arba traumos, jos persiduoda antrai ir trečiai kartai. Tai jau buvo pasakyta viešint Vilniuje, bet tai kartu toksai retoriškas tarsi buvo pasakymas. Kiek jis yra pagristas, jeigu psichologiškai mes į tai pasižiūrėtume? Taip, jeigu per daug nesismulkinti, tai jis yra labai pagristas. Labai pagristas yra tie sunkus praeities dalykai, ar traumos, ar kaltės, o kartais ir tas. Jie reikalauja savo įvardinimo, pasakymo, atsiprašymo. Kas atsiprašė? Kur atsiprašė? Tai kol tokie svarbus dalykai, aš nesakau, kad ten be galo, bet visuomeniai tie procesai turi vykti, nes kitaip jinai ilgai nesveika, jeigu taip trumpai. Aš kažką norėjau pasakyti, palauk, tai pasakysiu, kažkokią mintį, dar turėjau vieną mintį ir tai baigiau. Pabėgo mintis, palauk, ką aš čia norėjau sakyti. Sugrįž. Arba nereikėjo. Aš tiesiog dabar paminėjau Warlikowskį ir dar prisiminiau tokius dalykus, kaip, sakykime, dabartiniai Lenkijai, pavyzdžiui, Gdansko vadinamas Greitasis miesto teatras, stato pjesę prieš keletą metų, pastatė pjesę apie moteris, žmonas, kurių vyrai kariauja Irake. Dar yra vėlgi kažkokios kitos pjesės, kurios yra labai aktualios dabarčiai ir tiesiog labai jos greitai, net kolektyviškai kūriamos, bet atliekami tam tikri tyrimai įvairūs prieš tai. Ir lygiai taip pat ėjo pas tas būtent žmonas ar jaunašles. Čia Lenkų pjesė? Taip, Lenkų. Ir jie tai studijuoja, kalba apie tai. Elona, kaip apskritai, kadangi žinai ir aplinkinį mūsų teatrą, ne tik Lietuvos, turiu galvoj, kaip kitos šalis, kaip kitų šalių teatrai reaguoja į visą tai, į tokias savo istorinės patirtis? Tas pavyzdys, kurį tu paminėjai, tai jis priklausytų tokiam tyriančiojo teatro ar teatro tyrimo dokumento. Teatro dokumento, nežinau, ar metodui, ar metodologijai, bet yra vienas iš tokių būdų ir gana įdomus ir labai sėkmingas Estijoje dar ir tarybiniais laikais egzistavęs moteris režisierė Irena, jūs man priminkit, statydavo tokius spektaklius pasiremdama dokumentinę medžiagą tyrinėjimą. Mara Kimelė, čia Latvija. Merlė Karuso. Jo, Merlė Karuso statydavo tokius spektaklius, kas būdavo, neįtikėtina, kurie yra paremti ne dramaturgija, o kokios nors konkrečios vienokios ar kitokios medžiagos tyrinėjimų ir po to jau struktūruoji ir iš to darai spektaklį. Panašiai kaip Atviras ratas, sakykime, irgi, turbūt panašių kelių ėjo. Tai
kai mes pereinam ir pradedam kalbėti apie teatrą ar meną, ar jo pastangas šitas temas kelti, pasidaro labai sudėtinga, todėl kad čia iš karto įsijungia ir tas vadinamasis paveikumo klausimas. Nes kaip profesionalai, tie žmonės, kurie profesionaliau stebi teatrą, ar turi ten tą gal labiau išlavintą akį, ar tam tikrus skonius estetinius susiformavusius, tai tu matai, kad tikrai ne visada yra ta visų elementų dermė, kad būtų pasiektas maksimalus emocinis rezultatas, kad būtų tas poveikis godotinas, geidautinas, sukrečiantis, čia vienas iš tokių būna ten katarsis koks nors pasiektas, jeigu ne apsivalymas, tai bent jau pažiūrėjimas, praregėjimas kažkokiu kitų kampų. Tikrai ne visada tą teatre pavyksta pasiekti grinai dėl kažkokių profesinių priežasčių. Bet pats atsigręžimas į šitą problematiką, man tai jis įdomus, aš net daugiau su tais kūrėjais norėčiau tavo vietoje būdamas čia pasėdėti ir pakalbėti, kadangi iš tikrųjų, kitą kartą žmogus galvoja, o kokio velnio jam dabar čia parūpo šitą temą. Gyventų savo ramiai, kaip iki šiol gyveno ir viskas būtų kaip ir, ir eitų savo vaga. Iš tikrųjų, tos gilios, tos vidinės motivacijos, kodėl tu tą statai, arba Agniui Jankevičiui irgi Jam ir taip pat. užduokim šitą klausimą. Tai kodėl tu tą statai ir kodėl tada tas DDR, ten ar Europos Sąjungos vėliava, ar ten buvusios Vokietijos vieningos vėliava, kiek modeliavosi šitą situaciją vokiškoji su tuo, ką mes turim Lietuvoje, nes praktiškai Lietuvoje gali absoliučiai tokią pat įsivaizduoti situaciją, kad ir iš tikrųjų tai yra tiesa, žmonės gyvena namuose, kuriuose anksčiau gyveno žydų šeimos. Kitą kartą aš ten esu girdėjus istorijų, kad žmogus grįžta į svečius užeina ir mato savo baldus, fotelius ar sekcijas, tarp kurių gyveno. Ir staiga tai tapo visiškai kito šeimos savastim. Tai ir kas ten viduj to žmogaus vyksta. Tiesiog atsiranda, kaip pasakyti, noras atsisukti atgal, atsisukti į savo senelį. Nes aš, pavyzdžiui, šitą gyvą čia vasarą, mano senelis jau numiręs yra, močiutė gyva. Aš jos paklausiau, sakau, o kaip jūs šitam name atsirado, sakau, ta prasme, kur mano tėvai, seneliai gyvena. Sakau, čia jūs statėte, pirkote, kaip buvo. Ir močiutė sako, pirkomi žydų. Klimas buvo. Ta prasme, nieko ten nei blogo nebuvo, tiesiog jisai išvažiavo kažkur tai kitur. Ir ta prasme, tasai kaip pasakyti, sakykim, domėjimasis ir drąsa, sakykim, galbūt atsirandanti, nebijojimas, reiškia pažiūrėti ne vien į patogius, bet ir į nepatogius savo praeities, reiškia, įvykius. Man atrodo, kad dalinai atsiranda, reiškia, iš esamo laiko nežinojimo, su kuo man save identifikuoti. Nes šitas dabartinis laikas, jis yra visiškai nestabilus, jis yra bevertis, jis bevertis ta prasme, kad pinigų ir militarinių, reiškia, visų šitų subjektų įtaka yra beprotiška. Gerai, Agne, bet jeigu apie globalizaciją kalbant, ten buvo, vis tiek mes teatrą vertinam iš tam tikrų ženklų, ir pavyzdžiui, ten buvo įvairios vėliavėlės. Aš suprantu, kad būtų labai plakatiška, jeigu dar būtų ten ir lietuviška trispalvė įsmeigta. Bet vis dėlto, kai mes matome tas vėliavas, net ir Europos Sąjungos, jinai irgi kažkur yra toli, nes mes dažnai vis dar sakome, kad mes einame į Europą. O galiu jūsų paklausti vieną klausimą. Nežinau, man, ta prasme, vėlgi čia gal, reiškia, čia kaip pašokant gal yra tas idealus vaizdas ir realus vaizdas, reiškia, tai pasakyti. Jau, kam jau nekam, bet man atrodo, nei man, nei kitiem, reiškia, tai Europa tikrai dabar
su šitą Europos Sąjungą tikrai yra labai netoli, turint omeny, reiškia, visą emigracijos, reiškia, momentą ir laisvą apskritai migraciją, galimybės migruoti pirmyn atgal. Reiškia, kaip, nes dabar tai aš dievę mano, aš pas motiną nuvažiuoju, kuri turi mažą kaimo vaistinę ir jinai sako, aš va parketą susidėjau iš europinių lėšų. Ten kažkokia programytė, reiškia, buvo iš europinių lėšų ir taip toliau panašiai. Nu, čia ta prasme. Ar galiu Jūs paklausti vieną klausimą? Aš, pavyzdžiui, labai giliai jaučiuosi europietė. Esu europietė. Ir aš tą žinau, kada pajutau, kada aš iš Amerikos grįžau, būdama 5 mėnesius Amerikoje, grįžau į Europą. Ir tada aš pajutau, nieko nesmerkdama Amerikoje, jie turi savo gyvenimo būdą, bet aš pajutau, kad aš ne amerikietė. Kad aš esu europietė. Ir kai aš net atvažiavau į Bostoną ir pamačiau ten jau tokius pastatus truputį primenančius Angliją, man jau buvo lengviau kvėpuoti. Tai aš manau, Afrikoje nesu buvus, bet gal Jūs buvot. Kaip Jūs, jeigu Jūs nebuvot, tai aš labai Jums rekomenduoju pavažiuoti, pamatyti ir tada Jūs pasijusit, kad europiečiai, o kur mes dar, kur Lietuva dar gali būti? Mes esame iki kaulų smegenų europiečiai. O Europa yra labai įvairi. Ir dabar siekiame tą Europą truputėlį kažkaip galbūt ir suvienyti. Ir dabar nėra tų karų, kuriem žinai buvo ir panašiai. Kodėl Jūs taip neigiamai vertinat? O tie europiniai struktūros fondai, jeigu jas mokėtumėm dar geriau panaudoti, tai jie labai padėtų mums statyti savo kraštą. Aš vertinu su klaustuku, ta prasme, nes ta prasme, sakykime, reiškiniai, kurie vyksta tenai, aš tikrai nematau lygybės ten. Aš matau, sakykime, dabar akivaizdžiai, reiškia, Prancūzijos ir Vokietijos dominantė. Nu, jie yra turtingiausi. Taip, būtent turtingiausi daro kitus, pakame esmė yra. Ir tai buvo, ar tai bus visada. Čia vat yra didžiausia problema. Čia vat visas humanizmas, kaip pasakyti, jisai labai liūdna dėl to, bet jisai pasidaro tokioj, truputį kvailelio poziciją. Gerai, ačiū, nes aš tiesiog nenoriu, kad mūsų diskusija nukreiptų į dar kažkokią temą. Ir eilinį kartą mes nepanagrinėtume to, ką mes susirinkome. Ir aš norėčiau dar atviro rato paklausti. Jūsų spektaklis Lietaus žemė, jis vadinamas biografinėm improvizacijom. Buvęs spektaklis Atviras ratas buvo autobiografinės improvizacijos. Ar jūs šito auto nuimdami, jūs nesijaučiat, kad vis dėlto jūs nors neišviešinat, bet kažkaip sužinojom, kad tai yra jūsų senelių, jūsų giminaičių istorijos, kurias jūs pasakojate. Kodėl jūs nuėmėte tą auto? Ar vis dėlto tai jūs galvojat, kad tai apie kitus? Dėl to, kad labai įvairiai kūrėm, iš labai įvairių šaltinių. Kūrėm ne tik iš senelių, iš giminių, iš žinomų, girdėtų istorijų. Taip pat skaitėm daug literatūros. Aš pati vaidinu personažą, kuris yra kaip puzlė sudėliotas iš istorinių gyvenusių žmonių, iš močiutės savo, iš močiutės kaimo. Jis yra visas sulipdytas, toks naujas žmogus, bet toks žmogus galėjo gyventi tada, pagal visą tą istorinį kontekstą. Aš manau, kad auto ar biografinės, čia tik tai techninė detalė, bet to biografinio, autobiografinio dalyko, jį vis tiek reikėjo pasitelkti. Dėl to, kad visą tą sulipdytą žmogų reikėjo vis tiek perleisti per save ir būti tuo žmogum ir pasakoti savo istoriją. Taigi čia taip klausimas. Man atrodo, kad tas biografinis būtent padiktavo, nes čia ne paslaptis, matyt, visi supranta, kad tas Lietaus žemė yra sukurta pagal atviro rato principą, pagal patį pirmąją autobiografinės improvizacijas. Ir mes, kadangi su autobiografinėm improvizacijom pasakodami savo istorijas ir pakankamai senai dirbam, vadinkim taip, ir jaunoji karta, kai jau ateina į tą spektaklį, jau gerai žino, vadinkim, pačią kalbą to spektaklio, patį principą supranta. Ir manau, kad čia buvo labai sąmoningas režisieriaus Aido Giniočio ėjimas panagrinėti būtent tą temą žmonių, kurie gyvena ne šiandien, bet gyvena tada, 39, kurie papuolė visą tą vadinkim mėsmalę.
Bet tas buvo pakankamai sąmoningai padaryta, kaip pasakyti, kad mes nesistengiam tam spektaklį ieškoti kažkokių naujų teatrinių momentų. Mes pasiėmėm kalbą, kurią žinom, ir pabandėm su žiūrovais kalbėti tą kalbą. O kodėl jūs tai pasiėmė tą temą? Čia jau, aš sakyčiau, manau, kad tai buvo režisieriaus Aido Giniočio pirmas impulsas. Žinant, tiesa, jis prašė perduoti linkėjimus, labai apgailestavo, iš tikrųjų jis tikrai norėjo šiandien čia būti. Manau, kad jis daug galbūt pasakęs, bet iš tikrųjų pats impulsas buvo iš Aido Giniočio. Ir vėliau mums tik reikėjo užsikabinti, mes pradėjom gilintis ir daugybę dalykų, kurie man pačiam, kaip Agnius minėjo, aš lyg ir jo žinojau, lyg ir viskas buvo taip, bet kada pradedi gilintis, pažiūri per teatrinę kūrybinę prizmę, mes net prisimenu toj sodybai, sėdėjom visi aplink laužą, tiesiog paklausiu savęs, o kas jeigu šiandien čia mes čia teatrą kūrėm ir šiandien čia prasideda karas, ar kažkokie tokie dalykai ir staiga suprantėjom, kiek trapi ta mūsų šiandienybė gali, nes kuo labiau gilinamės į tą spektaklį, tuo labiau supratom, kad viskas aplink, ką mes šiandien čia turime, iš tikrųjų labai trapi ir labai lengvai sugriaunami. Tokie momentai. Ir aš tik dar norėjau, beklausant viso pokalbio, kad iš tikrųjų mano galva, kiek mes jau pasidalint savo patirtim, kiek mes vaidinom tą spektaklį Vieta už žemę, nešnekant apie autobiografinės improvizacijas, kad labai įdomiai pasiskirstė būtent teatralai, vadinkim, ir neteatralai. Vadinkim, teatro žmonės, kurie iš tikrųjų ateina į spektaklį ieškoti tam tikrų ar naujo kažkokio momento, tai aš irgi ateinu į teatrą, jeigu aš matau, kad aš jau tai žinau, man lyg ir tampa profesiškai, gal truputį nuobodoka kažkaip, bet tuo pačiu, kiek mes vaidinam, vadinkim, tai plačiai publikai, nes mes vaidinam tiek mokiniam, tiek vaidinam tiek tremtinių klube, kur atėjo žmonės visi susijęs su to. Visi susijęs su to, ir vėliau mes turėjom diskusijas ir su jais, analogiškai ir su mokiniais turėjom diskusijas, ir labai įdomios refleksijos yra įspektai, nes nieks nekalba apie tą teatro kalbą, mes kai kur sąmoningus dalykus ten esame įtraukę, bet nieks nekalba apie tai. Visiems iš principo visi kalba apie savo potyrius. Jeigu mokiniai sako, kad man iki šiol tas laikotarpis tai atrodė, tai ką aš perskaičiau tam vadovėlyje ir tai atrodo pakankamai sausa, vieni partizanai, kiti stribai nešaudės. Čia gal psichologija minėjo, dėl ko tie studentai susiraukė. Aš mokyklą buvau viena iš tų, kuris susiraukdavo. Bet dėl ko? Dėl to, kad istorija, arba tokiu būdu dėstoma istorija, kuri dėstoma mokykloje, neturi emocinės atminties. O teatras yra būtent ta vieta, kur galima atgaivinti emocinę atmintį. Net ir tam, kuris lyg ir neturi tos emocinės atminties tai trečiai kartai. Aš negaliu paaiškinti psichologinių momentų, kodėl aš savyje besiruošdama atgaminau tą emocinę atmintį. Ir man kuo toliau, tuo šita tema labiau veriasi ir man atrodo ypatingai svarbi. Ir nejaučiu jokio atitolimo nuo tos temos. Nors mano proseneliai buvo ištremti, mano močiutė represijų auka ir aš jaučiu ypatingą tokį tamprų ryšį su ta tema. Ir aš tikrai pritariu, kad mes turim, niekas iš niekur neatsiranda ir niekas niekur nedingsta. Ir kad mes turim išnekėti, išvalyti. Ir mūsų spektakliuose tas ir matos, ką Justas sako, kad tai kažkaip pradeda kartais visai neatrodyti kaip spektaklis, kaip teatro ar formos ar režisieriaus paieškų rezultatas. Dėl to, kad mes žiūrovą turime labai arti. Ir mes iš akių mes matom, kad niekas Lietuvoje, niekieno protėviai, proseneliai, seneliai nebuvo nepaliestų. Nebuvo. Visi ar vienai ir kitaip buvo paliesti tos temos. Dėl tai tokia didžiulė refleksija mes gaunam po spektaklį. Dar vieną momentą, kuris man iš tikrųjų nustebino iš diskusijų, nes jis man atrodo irgi labai tinka šiam pokalbiui. Iš tikrųjų, būtent kai mes diskutavome su tremtinių klube,
labai įdomus momentas, kuris man atrodo, kad tai yra tam tikro gijimo ženklai visuomenėje, kad aš pats asmeniškai ten vaidinu tam spektaklį, bent jau šitame etape, linija, kurių žmogus, kuris tampa komunistų, iš tikrųjų nueina į stribus ir vadinkim tą liniją, bet buvo, kai mes diskutavom, man buvo labai įdomu, kaip jie į tai reaguos ir jie pasakė, kad mes netgi pasigedom daugiau. Mes sąmoningai spektaklis rekonstruojamas, kad nebūtų teisingų ir neteisingų. Visi buvo žmonės, visi norėjo mylėti, gyventi, išlikti, tik tai automatiškai visose tose, kaip čia mėsmaliai, to vieni turėjo, kad išlikti pasiskirstyti vaidmenimis. Ir iš tikrųjų, ką pasakė būtent tremtiniai, sakė, mes tikėjomės, kad daugiau bus. Kad jie nesako, kad mes norim matyti vien tik tai, kad buvo partizanai, kad buvo tie, kad visi jie buvo žmonės. Ir tie stribai, ir va tas man iš tikrųjų labai keista, ir aš tiesiog nesitikėjau. Jie sako, galėtų būti daugiau to. Daugiau istorijų, vadinkim, tos raudonosios pusės. Dar šitas visuotinis, ar čia yra noras kažkokios siekis visuotinio atleidimo ir tada vėlgi užmiršimo, ar ne? Matai, čia labai sunku pasakyti. Viena vertus, va, čia labai, kaip pasakyti, keli tokie aspektai įdomus yra, ką jūs pasakojate. Pirmiausia, man šiaip labai įdomu, ką jūs pasakojate ir kad jūs tai darot, šaunuoliai. Vienas aspektas, ką rodo jūsų istorija, kad kai pradedam kalbėti ir dalintis, ne taip viskas baisu. Nėra taip, kad propjausim, tada ištrykš agresija, tada kažkas ją turės priimti. Tarp žmonių viskas yra, kažkaip sudėtingiau. Vieni kalba, tada kiti, todėl tas kalbėjimas, dalinimasis, mėginimas suprasti savaime yra gydantis būtent ta prasme. Nes tas, kuris įsižeidęs, jisai, pagalvokit, kaip jaustis nukentėjusiam holokausto aukom, sovietų aukom, kai niekas nesako, kad jūs auko, niekas nesako, nei atsiprašau, nei teismų jokių nėra, nei niekas nesako, kad mums sąžinė graužia, tai kaip tiem žmonėm jaustis? Tai jie tada ir nuožmė, o kai jie pamato, kad kalbamės, tai čia tokie žmogiški dalykai. Bet aišku, čia yra, bet čia jau ne teatras turi daryti, bendrai. Žinoma, negali būti viskas išplauta. Visi, niekas nenorėjo mirti, yra būdingas toksai pavyzdys. Ir kas čia tokio, niekas nenorėjo mirti. Tai yra kažkokios, yra kas tiesa ir kas netiesa. Yra, kas pasirinko netiesą daryti, o yra, moraliniai dalykai. Taip, ir yra, čia negali būti vien psichologija, Ne viskas yra tik psichologija, yra dar ir kiti dalykai ir kai kur išsiplauti riboms negalima. Bet žmogišką tą patirtį ir palengvinti tą žmogišką bendrabūvį, čia yra, čia psichologija ir čia tikrai man labai įdomu, kaip jūs kalbate. Mano buvo tokia labai spontaniška reakcija, kai jūs pasakėt, kad irgi reaguodavot į tos prisiminimus pokario, kad oi ir vėl. Tai aš noriu pasakyti, kad absoliučiai tokia pati reakcija yra kalbant apie holokaustą. Ir tai yra labai visuotina. Oi ir vėl tas holokaustas, vėl jie verks, vėl jie skūsis, vėl bus tas pats per tą patį. Bet aš dabar norėjau iš vis pakrapštyti ir pakalbinti Vytą Landsbergį. Tiesiog, kad jis pasidalintų savo refleksijom ir prisiminimais, kaip tą jo spektaklį įvairi publika bunkeris priėmė. Todėl, kad aš pati pasakiau iš būtent tos profesinės pusės ir žinau, kad tai yra tik tai viena medalio pusė ir kad tikrai pats turi turėti visiškai kažkokios kitos bendravimo patirties. Visų pirma, prasidėjo galvojimas netgi ne apie partizanų temą, kuri jau tapo vieša tuo metu ir buvo pakankamai deklaratyviai, pozityviai. Dabar jau jinai įgijo ir kitokių niuansų, kad visokių atvejų buvo, bet tada buvo toksai herojiškas dalykas. Mane kažkaip labiau domino ta kolaboravus arba stribo gentis ir kaip jinai toliau jaučiasi šitoje visuomenėje, nes žmogus, jeigu jisai jaučiasi kaltas ir jisai tą paverčia agresiją prieš valstybę, jam reikia atleisti. Kažkoks toks buvo noras, kad per Kubilinską norisi pradėti kalbėti apie žmonės, apie kitus tribus rašytojus ar dar jų vaikus, anūkus, kurie turės šitoje visuomenėje gyventi, būti ir kažkaip egzistuoti. Galbūt irgi toksai, nežinau, ne meninis tikslas buvo, o psichoterapinis, išsikalbėti ir pasakyti, kad buvo taip.
tas tą darė, tas tą darė. Nu, visokių buvo tokių daug atvejų. Ir Kostas Kubilinskas čia kaip ir paliko labai tokį įdomų dviprasmį palikimą. Paliko fantastiškai gražią kūrybą vaikams, kurią negali išbraukti ir nuvertinti, ir paliko labai negražius poelgius, nu, kaip pilietis, kaip vyras, kaip karys, kaip mes pavadintume. Ir tie dalykai, šitas paradoksas išelektrina, kad tai yra žmogus. Man pasidaro įdomu, kas to žmogaus viduje vyksta. Dokumentai, kurie buvo rašyti NKVD, leido tą stebėti jo ėjimą vis gilyn į tą. Ir ką pati pasakė apie plakatiškumą, tai aš sutinku, partizaniška pusė buvo gana plakatiška, nes jie deklaravo tam tikrą modelį galvojimo, pasiaukojimo, idealizmo. Ir dramaturgiškai tai buvo netgi labai komplikuota iš dzūko daryti kažkokį tokį ar niekšą, ar kažkokį tenais įdomesnį personažą, kuris turėtų. Jisai buvo karys, žinojo, ką daro, jaunas žuvo, viskas aiškus, jau paliko dienoraščius, puiku ir daug įdomesnė buvo šita pusė žmonių, kurių dauguma, aš manau, yra lygiai tų prisitaikiusių žmonių, kurie galbūt jaučia ir dažnai ir nenori apie tą temą dėl to kalbėti, kad jie nepasiryžo tuo metu eiti į tą pusę. Ir tada tasai truputį bailio, truputį prisitaikėlio kompleksas, jisai gali duoti raidą, kad paskui rašomos kažkokios knygos, kažkokie dalyvavimai yra valstybei nenaudingoj veikloj. Tai toksai labai buvo paprastas galbūt sumanimas ir kaip jisai veikia visuomenę. Nežinau, bet galbūt toksai simbolinė visiškai prisiminimas yra Bronys Savukynas, kuris savaitę prieš išeidamas iš šio pasaulio, aš jį sutikau, 4. kartą žiūri bunkerį, jau pabaigoje nebegali savo aš jau nelabai gerai jaučiuosi, jau šiandien nežiūrėsiu iki galo. Bet jis ateidavo į tą spektaklį, jam ta tema asmeniškai buvo labai labai aktuali. Jis teatro nemėgo, ne tai, kad nemėgo, jis nebuvo gerbėjas teatro, Savukynas visiškai. Jis sako, man patinka, kad bandoma yra jungti dalykus, kurie yra išskirti. Kad tai yra funkcija, kurią vienaip ar kitaip bandoma, atrodo, ir Atviro rato kompanija daryti. Mūsų bendruomeniai, mūsų tautai vėl reikia ir žydams, ir lietuviams, ir stribams, ir nestribams atrasti tai. Teatras galėtų eiti tą pusę ir tą atlikti. O kalbant tokia, galbūt iš religinės ar psichoterapinės pusės, iš pažinties formų, tiesiog mes nekalbėjom. Mano tėvai, mama išvežta į Sibirą. Sibiro tema namuose buvo neliečiama. Arba kalbama, kaip ten linksma buvo, kaip ten grodavom akordeonai, šokiai. Bet kaip ten buvo iš tikrųjų, ta baisioji pusė, tai aš supratau, kad sėdi žmoguje dalykai, aš juos paveldėjau. Paveldėjau kažkokį įsitempimą, norą sužinoti ir negerai jautiesi, kai negali laisvai viską sužinoti, kai kas vyko, dėl ko vyko, kaip ten dalykai darės. Tai šita teatro galimybė, man atrodo, Lietuvai labai aktuali, nes mes per žiniasklaidą, per televiziją tų dalykų neišsišnekam, neaktualu, tarsi nesvarbu. Ir teatras lieka ta mažoji tokia psichoterapinė zona. Tai kuo daugiau bus tokių pavyzdžių, tuo geriau. O ar tai yra kažkoks meninis efektas? Vėlgi, galbūt čia daugiau yra kažkoks visuomeninis arba kažkoks toksai pilietinis judesys. Ir irgi pradžioje bunkerio mes darydavom, išveždami ypatingai, kai ateidavo jauni žmonės, susėsdavom ir pradėdavom kalbėti apie ką. Tai tas pats būdavo, kad mes tą laiką žinojom kaip tokį visiškai neįdomų, bet per spektaklį atsitinka privatizavimas Lietuvos. Tada sujaudina kažkokie dalykai, netgi Kubilinskas sujaudina ir tu nepasai, kad čia niekšas, bet kaip jam taip, kaip aš kaip būčiau, o gal aš irgi kažką padarau. Tu pradedi jau emocijomis reaguoti, tai tampa tavo istorija. Taip pat holokaustas, kai tampa tavo istorija, tau skauda, tai tada tu esi jau pasiruošęs būti piliečiu. Kai tau yra tas pats, gal čia senelių reikalai, užmirškim, gyvenkim čia, tas dalykas yra daug blogesnis. Taip, toks trumpas komentaras. Aš tai savo pasirašiau paantraštę tokią šitam pokalbiui, kad kiekviena užsilikusi abejonė yra kliūtis. Kažkur čia perskaičiau neseniai. Tai galbūt teatro, kaip pasakyti, ar ne tai, kad priedermė, bet tos pastangos kalbėti šitom temom ir yra tas abejonės viena po kitos mažytės, po truputį bandyti sklaidyti.
O dabar tu suformuluok klausimą. Vytas tiesiog priminė man, kalbėdamas apie tą, kiek mes prisijimam, reiškia, domimės kita pusė arba apskritai tai žmonėm, kurie mums tarsi yra svetimi. Nekalbant jau apie praeitį, bet tiesiog tą pasiskirstimą mūsų visuomenės. Aš prisiminiau pianisto Zacharija Plavino tekstą Kultūros baruose šių metų pirmam numeryje, kuris labai aiškiai suformulavo, iki šiol nelabai, bent jau aš neaptikęs buvau tokios aiškios labai tezės, kaip jis sakė, kad buvo atskiros bendruomenės, lietuvių bendruomenė ir žydų bendruomenė, ir jos kartu nebendravo. Jos praktiškai bendravo, taip sakant, nueidamas, nusipirkdamas, grįždamas, imdamas kolon, taip sakant, materialiais prekybiniais ryšiais, santykiais. Ir tiesiog, ir todėl norėjau paklausti, kaip Daivai gimė ši mintis parašyti tokią pjesę ir koks buvo sunkiausias lengstis ją rašant. Ar prasiskverbti į kitą bendruomenę, ar kas buvo sunkiausia? O pati mintis ne mano galvoje gimė, iš tikrųjų man jie pasiūlė, aš jau apie tai kalbėjau, bet kodėl aš sutikau ir kas mane išprovokavo, iš tikrųjų, sakykime, tai turbūt, aišku, ir žmonių išgyvenusių holokausto prisiminimai, tai čia tai be jokios abejonės, bet be to dar ir mūsų visuomenės reakcija į šitą temą. Man buvo kaip, sakykime, katalizatorius, netgi kažkoks imti šitos temos, nes aš pamačiau iš tikrųjų baisią reakciją, nežinau, kaip galima pavadinti, kai, sakykime, skaitai komentarus, kad Hitleris buvo teisus, maždaug taip jiems reikia, čia tokie kraštutiniai atvejai gal, bet kažkaip pradedi galvoti, kaip mes turėdami tokią istoriją, tokią patirtį ir šiandien taip kalbam, tai mes nesveiki, tiesą pasakius. Ir kažkaip norisi gyventi normalioj visuomenėje, todėl man atrodo, jeigu mes apie tai nekalbėsim, neįvardinsim tam tikrų dalykų, tai mes taip ir sirgsim. Tai čia toks motyvas labai žmogiškas, nežinau. O sunkiausia kas buvo? Sunkiausia gal tai iš profesinės pusės, kaip apie tai papasakoti, bet čia jau ne šios dienos tema. Tiesiog labai sunku surasti kalbą, kaip apie tai kalbėti, nes pirma mintis buvo, kad apie tai papasakoti šis neįmanoma. O be to, iš to žmogiškos pusės, tai irgi labai sunku buvo, sakykime, kovoti su tais visais stereotipais, kurie aplipdyti tiesiog šitą temą, kai iš karto vos prasižiojus vyksta teisinimais, kažkokie kompleksai, kažkokie muistymais, ištisai ir niekas negali apie tai kalbėti ramiai, civilizuotai, brandžiai kažkaip, nežinau. Todėl man buvo įdomu, sakykime, papasakoti tą istoriją, bet pažiūrėti, kaip jinai atsispindi šiandien žmonių sąmonėje ir kokias jinai sukelia emocijas. Nežinau, ko dar klausiu. Labai daug minčių čia, nežinau, už ko kabintis. Kalbant apie teatro arba pasakojimo kalbą, kaip mes kalbam apie tai, man labai buvo įdomu aptikti tokį pastebėjimą Bristolio universiteto socialinės antropologės Viedos Kultans, Latvės jo studijoje, kuri tyrė atmintį posttotalitarinėje visuomenėje ir lygino, kaip žmonės gali perteikti atsiminimų, perteikti patirtą skausmą 1991-92 metais ir po to po 16 metų. Ir parodė, kad tas tyrimas, kad pirmaisiais nepriklausomybės metais asmeninės netektis ir skausmas buvo tai, kas žmonės labai vienyje. Tai ir netgi, kaip jinai rašė, kad tai buvo tam tikra epifanijos akimirka. Teigia žmonėm paguoda, tu ne vienas nukentėjai, mūsų daug tokių buvo ir tai buvo tarsi vienimas. Ir netgi pastebėjo, kad net ir patys pasakojimai buvo panašus
į biblinius tautosakinius motyvus, nueidavo ten. Traukinys nesvarbu, kiek laiko važiavo, bet jis važiavo 3 savaitės. Taip sakant, pasakojimo kažkoks pasakos netgi motyvas tarsi atsirasdavo. Bet vėliau po 16 metų kultūrinė atmintis išsisklaidė ir skausmas naujoj neoliberalioj visuomeniai pasidarė, tapo kaip individo fizinės negalios ženklas. Ir ar tarsi valios stoka netgi, kad tu negali susidoroti. Ir ta kalba tapo jau iš tokios pakankamai nuoseklios, tokios epinės, ji tapo fragmentiška, ji tapo vos ne kažkokiais, reiškia, kaip biznio kažkokiais, tai netgi susitikimų, tokie labai trumpi sakiniai, nuotrupos fragmentai ir išnyra tokiom frazėm, kad po to tą kalbą duodami pasiklausyti vėl tiem žmonėm, kurie kalbėjo, jie praktiškai savęs net pažindavo, nes jiem patiem tai buvo labai netikėtas šitas toksai dengimasis tarsi. Galit tai pakomentuoti, ar tokių tyrimų kažkokių jūs nebuvo daroma, ar kiek tai kito tokie dalykai? Kaip čia trumpai dabar pasakyti, nes daug ką įdomu būtų dar išgirsti. Tai aš manau, kad čia galima kalbėti, jeigu iš mano profesijos galima kalbėti tokiais neperdirbtos traumos terminais. Bet labai gražu, pakilo, įvardinta ir paskui maždaug ką aš išnekėjau, kad atėjo kažkokia nuostata, baigta, traumos perdirbimui reikia laiko, reikia, kad būtų galima kartoti, kad būtų galima dalintis. Tai aš šito tyrimo nežinau, man įdomu labai. Panašių antropologai tokių daro tyrimų su pasakojimais, tai jeigu trumpai, jūs prašote įvardinti, kaip man atrodytų, tai man atrodytų, kad čia rodo tą būtent neužtenka vienas iki pasakyti. Nebereikalo yra toks terminas kaip traumos perdirbimas. Čia aiškiai kažkas sutrukdė tą procesą ir matom rezultatus. Fragmentacija tai yra vėl traumos padarinių rodiklis, jeigu taip trumpai kalbėti. O šita kalba, man jinai kažkaip, Elona, paradoksaliai priminė tarsi net ir mūsų teatro šiek tiek kalbą. Aš suprantu, kad dabar apskritai teatre pjesės labai kaip idealus pavyzdys Mariaus von Meinburgo Akmuo, kur viskas yra iš fragmentų. Ten turbūt suvaidinti, jeigu taip kaip reikėjo, jeigu taip kaip parašyta, tai turbūt kiekviena scenelė, nežinau, 30 sekundžių trūktų, gal pusę minutės, gal daugiau vos ir taip. Kaip atrodo šitas dalykas, ar tau nesisieja? Na, man labiau čia sėtusi su to mano mesta fraze tokia, kur kolektyvinė trauma versus ar ne versus asmeninė patirtis, kad ta prasme, kad kažkokie kartai žmogus išgyvena savo asmeninės dramas, ypatingai dabartiniam pasauliu, kada, bent jau Europą aš turiu omeny, kada nėra, sakykime, karų. Arba nėra Europoje tokio veiksmo, kaip buvo Amerikoje, ten tas rugsėjo, 11-osios visiškai šokiravęs visą šalį ir valstybę teroro aktas. Kada pas mus jau kurį laiką nuo nepriklausomybės, nes prieš 20 metų tai buvo kolektyvinė patirtis, ačiū Dievui, ne trauminė. Trauminė irgi, aukų buvo. Bet tai buvo iš tikrųjų viena iš neseniausių tokių kolektyvinių patirčių, ką galima įvardinti kaip kolektyvinę patirtį, tai buvo nepriklausomybės atgavimas. Ir aš, sakykime, dėkinga istorijai ar kam, kad mano gyvenime išpuolė šitokia kolektyvinė patirtis, o ne mano tėvų kolektyvinė patirtis, kurie tikrai turėjo pereiti per karą ir aš tos pasakojimus jų žinojau, kaip ten tas atrodė jų gyvenime, jų jaunystėje ir panašiai. Tai dabar mes jau 20 metų, kaip ir sakau, tos naujosios vienokios ar kitokios patirties neturime. Ačiū Dievui, neturime nei kokios nors atominės elektrinės katastrofos, nei ten kokių nors tokių siaubingų teroro aktų ar dar ko, bet tai nereiškia, kad nėra dramatiškų išgyvenimų ir tragedijų žmonių gyvenime. Jos yra.
Jos niekur nedingo, tik tai jos lokalizavosi į kažkokius asmeninius gyvenimus. Tai, Bet matai, galima nutraukti. Taip. Bet suprantat, yra ir tokie ženklai, kurie vadinasi visuomenės, pavyzdžiui, visuomenės sveikatos ženklai. Kai kurie iš jų yra universalūs, pavyzdžiui, neapsakomai didelis savižudybių rodiklis, alkoholio neapsakomas paplitimas, savęs, jūs pasižiūrėkit, gaisruose, nuskendimuose, tiesiog nesaugojimas savęs, toks, tai kai suvedi tuos rodiklius, kurie yra grinai statistiniai rodikliai, jie apie visuomenę sako, jie sako, kad nėra gerai visuomenė, yra kažkokio streso, agresijos, skausmo, nėra būdo visuomenė, tai nėra mūsų diskurso, galų gale, tai nėra mūsų visuomenės diskurso dalis, faktas, ką baisaus mes esam padarę, kaip tai buvo baisu, kaip tai baisu buvo, kaip sukrėsta, iš pagrindų viskas buvo. Tai to suvokė tarybinės dešrelės pardavinėjom, perkam, valgom ir nieko. Ir va tas, kai neišvilkta į dienos šviesą, tai tokie, tada per kitą mes matom, kad vis tiek tas niekur nedingo. Klausimas kitas toks, nežinau, gal keistas, bet man tiesiog gimė dabar apie tai, ar traumos gali būti kažkiek naudingos, arba ar mes galim iš jų gauti naudos. Turiu galvoje, kad, sakykime, jeigu gyvenam labai saugiai, jeigu, kaip norvegai, kaip dar kas nors reiškia, kaip tai susiję, nes kartais sakoma, kad kažkokia tam tikra patirtis jinai verčia visuomenę ir bręsti. Taip, yra, galima taip sakyti. Tai va, čia greit labai galima ciniškai prabilti, kad, naudinga, čia kitų, tai čia reikia labai galvoti, ką kalbė, bet yra tokia patarlė, už vieną muštą 10 nemuštų duoda ir joje labai daug pasakyta, kaip apie žmogų, visko matęs, patyręs, tai, kaip sako, vargo matęs, tai geresnis žmogus. Tai galima tą analogiją su visuomenė, tik tiek, kad matai, trauma turi tą potenciją pažadinti resursus, auginti. Galima ir individo lygmenį, ir visuomenės lygmenį, bet ta trauma turi baisią potenciją sulaužyti. Jūs paskaitykit, žiūrėk, kaip Ylos, Sruogos, Franklio knygose, kas parašyta. Visose tose knygose yra parašyta, daugumą sulaužė. Žmogų galima, nesako Franklis, kad kiekvienas rado prasme, arba Yla, bet meldėmės ir visi sako, daugumą žmonių vis tik tai palaužė. Tai čia tas užtat yra, šiaip tai žinoma, kad ir, pavyzdžiui, įdomu, ten, čia vėl kita tema būtų, bet kodėl sako, ir Milošasgi buvo iniciatorius tų pokalbių, kad rytų Europos visuomenės įdomesnės ir gal daugiau gali atnešti. Tai tą turėjo galvoje, tą kančios patyrimą, bet čia negalima fetišizuoti tų dalykų. Gal tiesiog kažkokių neklausimų komentarų? Mes akivaizdžiai, ką mes matome, nes dabar patirėme naują traumą, iš esmės mes matome, kaip nyksta iš lėto Europą, mes matome, kaip nyksta Lietuva. Tai yra dabar ta trauma, kurią mes išgyvenam. Vieni jie pradeda jau išgyventi, kiti tik ruošiasi ją išgyventi. Tai tas suvokimas, kad mes lyg turim valstybę, lyg ir visai nebeturime, neaišku, kas mus valdo, neaišku, kas už ko stovi, kokie yra šešėliai. Tai valstybės yra situacija, tai tikrai yra tokia, be galo man tokia kontroversiška. Tai šiuo metu aš išgyvenu, pavyzdžiui, traumą. Aš esu dabar tokia trauminė būsenė. Tai viena tokia mano būtų pastaba, šiek tiek pesimistinė ir mes kalbame, kad teatras turėtų būti mums toks psichoterapeutas ir kažką mums padėti. Tai sutinku be abejo, bet man norisi ir šios dienos psichoterapeutų, kad kažkaip būtų subalansuoti tie dalykai. Dabar kitas dalykas, man atrodo, kad suvokta kančia, arba kai su kančia yra susitaikoma, tai čia yra pagrindinis dalykas ir asmeniui, ir pačiai visai visuomenė. Tai yra klausimas, lietuviai paprastai turi tokią fenomenalią savybę. Jie yra tokie kaip vaikai, kurie žaidžia prie smėlio dėžės, jie pastato fantastiško grožio pilį, o paskui staiga kažkoks bizas užeina ir jie tą pilį suspardo, sudaužia ir eina verkdami. Tai buvo per nepriklausomą Lietuvą prieš karą.
kada buvo, tiesiog įvyko stebuklas, įvyko tikras stebuklas, kur tik Izraelio valstybė gali prilygti Lietuvos nepriklausomas atsiradimas 18 metais, mano galva. Tai buvo stebuklas savotiškas 91 metais ar 90, kaip kokią datą apsibrėšime. Tai man atrodo, kad mes 20 metų sugebam kažką daryti, o paskui staiga mūsų ištinka totali trauma ir mes vėl viską griauname. Tai mano galva, kad mes galėtume būti ypatingai stipri, labai kūrybinga tauta ir visa ta praeitis, tos visos traumas, kaip tik yra mūsų jėga. Bet jeigu mes tai suvokiam, tada mes galim pasidaryti labai stipri tauta. Viena iš stipriausių, sakyti, mes galim būti tokie panašus kaip suomiai, kaip izraeliečiai arba estai. Tai klausimas yra, kaip visuomenė į kurią pusę suks. Sakykime, jeigu kalbėti apie švietimą, aš fragmentiškai jame dalyvauju, tai sakykime, literatai, lituanistai sugebėjo susivokti, kad yra nugrybautas 10 metų visiškai baisus krūmus, brūzgymus, o istorikai nesugebėjo to suvokti. Ir istorija kol kas yra atminties pratybos, bet jokio emocinio ryšio, nekalbėkime, tai nesąmonė. Yra atminties pratybos, yra testai ir viskas, po pusę metų studentų istorijos nebemoko. Po pusės metų jau nieko nebežino faktiškai. Tai ką galime iš tos visuomenės tikėtis, reiškia, kuri identiteto neturi istorinio identiteto, tai apie ką mes kalbame. Dabar, ar teatras gali būti panacėja visuomenėje? Galbūt ir gali, be abejo, tai jeigu nieko nedarysim, tai iš vis bus katastrofa, ar ne? Tai mano galva, aš labai viltingai žiūriu į tos spektaklius ir esu didžiai patenkintas, bet tik tais mane truputėlį šokiruoja gal tas dalykas, kad tam bendram diskursai vis tiek kažkaip atrodo, kad štai dabar kažkas naujo padaro. Viskas yra karts nuo karto vis padaroma ir visą laiką sėkmingai užmirštama. Antisemitizmo tema yra išnagrinėta 1913 metais, jūsų žiniai. Vargšas Laucevičius parašė fantastišką pjesę, tokį įdomią, galbūt šiek tiek naivę, blogas dievas ar kažkaip vadinosi, 13 metai. Tai ten yra labai gerai, labai psichologiškai atskleista antisemitizmo tema. Antisemitizmo. 13 metai. 1901 metais Višinskis jau kalba apie antisemitizmą kaip 21 amžiaus žmogus. Tai mes visą laiką taip kažkaip vis tas smėlio dėžė mums. Jinai mus ištinka ir ištinka tas smėlio dėžė. Ir mes nesugebėm nei žmonių suburti į krūvą, nei savo viso kultūrinio paveldo. Čia yra didžiulė bėda, kad mes visiškai baigėme tapti tokia atomizuota visuomenė, reiškia. Pagal Google principą, reiškia, į tokius burbulus esam sukišti. Žiūrėkit, dabar gerai, mes čia visi diskutuojame, bet čia yra savi žmonės. Čia mes visi bendraminčiai, čia nieko už tarybų valdžią vykdyt nereikia. Mes visi viens kitą pažįstame, viens kitą žinome, reiškia. Tautinio jaunimo sąjunga susirenka, ten irgi patenkinti, jie savam rate, naujoji kairė savam rate, visi savose rateliuose, o tauta kažkur tai jau nežinau, kur jinai dabar. Aš esu dabar traumuotas. Man šiandieną yra tiesiog šventė, ne mažesnė negu teatro diena, kad buvo organizuotas toks pokalbis ir ten Valdas klausė, ar mes esam pasiruošę žiūrėti tiesai į akis. Tiesa buvo toks jūsų. Panašiai kažkaip. Ar mes galim, taip sakant, ar mes jau pribrendom tiesai į akis pažiūrėti. Tai ta tiesa, aišku, yra labai įvairių tiesų ir kiekvienas turi savo tiesą, bet jeigu aš galiu pasakyti apie savo gyvenimą, tai galiu pasakyti, kad mano misija arba mano motivacija gyventi, ir aš dar noriu gyventi, kad galėčiau ką nors padaryti, tai yra sutaikyti, tai yra įveikti neapykantą, kad žmonės suprastų vienas kitą. Ir tam reikia daug žinot, ir todėl, man atrodo, reikia žvelgti ir į praeitį, be kurios nėra nei dabarties, nei ateities. Ir aš noriu vieną mažą tik pastabą dėl tremties pasakyti. Man labai norėtųsi, kad, pavyzdžiui, kada aš nemačiau jūsų pjesės, aš nieko negaliu pasakyti, bet aš norėčiau, kad toj tremties istorijoje būtų parodyta, kad ir žydai buvo tremiami. Jūs žinot, kad žydų buvo daugiau ištremta pagal procentiniai daugiau negu lietuvių. Ir jų likimas ten buvo lygiai toks pat kaip ir visų. Bet kažkodėl, kada kalbam apie deportaciją, kalbama tik apie tai, kad buvo deportuoti lietuviai, buvo deportuoti Lietuvos piliečiai ir žydai.
Ir galėčiau ir vardinti, bet tai nesvarbu. Aš manau, kad būtų labai kaip Grigaliūno parodoj. Jis padėjo ten tuose visuose, matėte, ten jo tas portretus, kuriuos jis ten iškabino. Tai ten buvo ir žydų. Tai man buvo tas ne dėl to, kad aš ten labai, man tai yra svarbu, todėl dėl tiesos yra svarbu. Tai parodo žmogaus požiūrį ir įveikimą tam tikrų, man atrodo, tokių stereotipų. Aš galiu pasakyti ir todėl kalbu labai drąsiai, todėl kad aš esu ir žydė, aš esu ir lietuvė, aš esu holokausto liudininkė, aš jį išgyvenau visiškai sąmoningai, būdama jau 13 metų, jūs dabar žinot, kad aš jau nebe jauna, galit paskaičiuoti mano amžių. Taip, kad man šiandien ypatingai mane jaudina tas kalbėjimas. Aš noriu jums paskaityti, man buvo užduotas klausimas, kaip aš žiūriu, ką mano gyvenime reiškia holokaustas. Aš noriu jums paskaityti tik mažą ištraukėlę, ko mane išmokė holokaustas. Ir užjausti ir suprasti kitus. Niekad nelyginti kančių mastų. Kiekvienam jo kančia yra didžiausia. Tai jeigu jūs paimsit ir taip norėsit tiesiai pažvelgti akis, tai jūs suprasit, kad lietuvių ir žydų egzistencinė situacija 40-41 metais buvo skirtingos. Todėl, kad mes buvom arba sovietai, arba nacijai, tai lietuviams tuo metu atrodė, kad būtų geriau vis dėlto vokiečiai. Ir jie buvo nacijai. Ir taip, ne nacijai, vokiečiai. Ir jie buvo sutikti kaip išvaduotojai. Tai buvo iliuzija. Nedaug dievė, jeigu jie laimėtų, mes šiandien čia nesėdėtume, mes būtumėm už Uralą. Nes mes esame žemesnės rasės žmonės. O šitą labai jaudinas tiesiog. Tai va, o žydams buvo visiškai aišku, kad blogai vieni ir kiti, nei viena žydų organizacija nesveikino sovietų atėjimų, bet vis tiek dar ten liko viltis išgyventi. Ir todėl, pavyzdžiui, pasąmonėje žydų arba lietuvių Sibiras reiškia kažką kitą. Todėl, kad holokaustas buvo žydams daug baisesnis negu Sibiras. Ten dar buvo viltis, ten dar kažkas išgyvena. Ir aš jau galiu pasakyti, turbūt jūs žinot, toks buvo žydų rašytojas Fiosadė, jis rašė lietuviškai. Ir jisai visą gyvenimą pergyveno, kad jis faktiškai pražudė savo tėvus. Jis buvo komunistuojantis, buvo komjaunuolis, vienu žodžiu, jo tėvai buvo buržujai, jie buvo pasmerkti, jie buvo sąrašuose, kad juos išveš į Sibirą, jis juos iš ten ištraukė iš tų sąrašų, kadangi turėjo ten ryšį, o paskui juos nužudė Suvalkijoje rugpjūčio mėnesį. Ir jis galvojo, galbūt jeigu jie būtų išvežti į Sibirą, jie išgyvena. Suprantat, tai yra toks dalykas, kad aš puikiai galiu suprasti, būdama žydė, kiekvieną lietuvį ir užjaučio tremtį. Ir man tai buvo antras didelis smūgis, todėl kad buvo išvežta mano antra motina. Ir aš manau, kad kiekvienas lietuvis gali suprasti žydą, kuriam vis dėlto ta komunistinė santvarka, tas Tarybų sąjunga dar reiškia kažkokią viltį išgyventi. Tai man atrodo, kad mes puikiai galime vienas kitą suprasti. Ir man šiandien didelė šventė dar ir dėl to, kad aš labai tikiu teatru, aš myliu teatrą. Ir taip vidiniai aš labai išgyvenu, kad mūsų teatras vis dėlto apie traumas mažai kalba. Ir galbūt mes išvengtume, kaip jūs galvojate, argi Lietuvoje gali nieko neįvykti, kada čia Lietuvoje buvo išnaikinta ištisa gentis. Nėra jau nei litvakų kultūros, aš nesu žinovė didelė jų.
Aš dėja nesuspėjau savo gyvenime išmokti ten žydų istorijos ir panašiai, nemoku ir hebrajų kalbų, žydiškai moku ir galiu, bet irgi blogai kalbu. Tai, suprantat, yra išnykę, kažkas išnaikinta šitame plote. Labai litvakų kultūra yra žinoma pasaulyje. Ir šiandien, man atrodo, jau vyksta tikrai dideli pokyčiai. Jie seniai įvyko, dar faktiškai holokausto tragedija buvo pripažinta, kai mes gavom nepriklausomybę. Ir Vytautas Landsbergis profesorius labai aiškiai yra pasakęs, kad buvo tada įvesta ir ta genocido diena ir visa kita. Ir aš atsimenu, buvo toks Seime suvažiavimas ir profesorius Landsbergis pasakė, kad holokausto problema nebėra žydų problema, tai yra lietuvių problema. Ir aš kaip žydė ir kaip lietuvė, aš turiu antrą šeimą lietuvišką, aš jai priklausau. Tai yra, mano antra motina yra Stefanija Ladigienė, kuri buvo ištremta į Sibirą ir grįžo, bet jau nebelgai čia gyvena. Tai vat, atsiprašau, aš taip labai sujaudintai kalbu, bet jūs supratot, ką aš norėjau pasakyti. Ir labai ačiū Daivai, kuri proveržį tokį tikrai, jos mane nepaprastai sujaudino pjesė. Aš net galiu pasakyti, kad tai buvo nepaprastai poetiška pjesė, kuri labai tikrai giliai ir labai drąsiai parodė, man atrodo, pirmą kartą lietuvių literatūroje žydų tragediją. Tai ir man yra, kaip lietuviai man labai norisi, žinot, atgaila yra viena iš didžiausių dorybių ir kaip čia pasakyti apie atgailą. Nu, krikščionis turi, per atgailą jis gauna atleidimą, jis tampa švarus. Ir todėl man atrodo, kad nereikia nei atgailauti, nei ko nors ten labai prašyti, ar atsiprašinėti, bet turbūt reikia kažkaip tą išjausti. Ir iš mano holokausto pastabų aš tik pirmą jums paskaičiau, užjausti ir suprasti kitus, niekad nieko nepaženklinti Dovydo žvaigžde ar kokiu kitų nacionalinių, religinių, etninių simbolių, suteikėt jam žeminančią žmogų prasme. Niekad niekam nepadaryti to, kas buvo padaryta man. Niekada negalvoti, kad kančia tau teikia kokias nors privilegijas. Neįsijausti į aukos situaciją. Ir supratau, kad norint toliau gyventi, reikia išmokti mylėti ir atleisti. Ačiū. Dėkoju už pokalbį Danutė ir Elonai. Aš prisiminiau tiesiog vieną dalyką, tokį labai universalų, mažą detalę iš Arnoldo Van Genepo knygos Perėjimo ritualai, kai žmogus pereidavo į kitą, taip sakant, būseną, vadinamoji preliminarinė situacija, stadija, ar tas prieš peržengiant slenkstį į kitą kažkokią būseną, visose gentyse ar visur pastebėtas toks dalykas, kad jisai turėjo apsiplauti, jisai turėjo išsišvarinti ir tik tada, po tam tikro laiko, meditacijos, ar kaip norime mes tai pavadinkim, jis gali eiti. Tai aš nežinau, kiek čia buvo kregždžių, kiek čia buvo pavasario, aš manau, čia tik tai maža viltelė. Bet ačiū Jums už pokalbį.